Tai oficialiai informuoju, kad susitikimas yra įrašomas ir visiems bus padalintas, bus galima viešinti viešai. Tai jeigu kažkas prieš, tai galite pasakyti, bet šiaip rašinėsim. Ačiū. Taip, ačiū labai. Aš esu Giedrius Kadziauskas, aplinkos apsaugos departamento vadovas. Noriu padėkoti bendruomenės atstovams, seniūnijai, kad sutiko pagelbėti rengti šitą susitikimą. Mūsų, tai yra priežiūros institucijų iniciatyva, šitas susitikimas organizuojamas. Mes, kaip jau minėjau, matom humanitą kaip vieną iš mūsų prižiūrimų subjektų, pakankamai didelis savo gamybiniais pajėgumais ir jau jis yra mūsų priežiūroje, tai mes norim pasidalinti, kokie yra mūsų įrankiai, kokie tyrimai potencialiai bus atliekami. Ir aš būsiu šio susitikimo moderatorius. Tai norėčiau dėl keleto susitart. Pirmiausiai esam suplanavę 1,5 valandos šitą susitikimą. Ar tiktų? Čia labai svarbus momentas, todėl kad suprantam, kad ir mes turim ką pasakyti, ir jūs turit ką pasakyti tam, kad save pasistatytumėm į rėmus ir kad po 1,5 valandos iš tiesų sugebėtumėm pasakyti tai, kas svarbiausia ir užbaigti. Antra, tada aš noriu paprašyti visų mūsų kolegų čia atvykusių prisistatyti ir paskui mes vieną instituciją po kitos iš tiesų papasakosim, pristatysim savo planus ir tada bus laikas jūsų komentarams, jūsų klausimams. Mums labai svarbu sužinoti jūsų nuogastavimus, kas jūs neramina ypatingai iš kontrolės, priežiūros ir reagavimo pusės, tam, kad jūs geriau suprastumėt ir mūsų procesus ir aišku, mūsų pasirengimą užtikrinti, kad įmonė veiktų teisėtai ir saugiai tiek aplinkai, tiek gyventojams. Tai kaip jau minėjau, esu Giedrius Kadziauskas iš aplinkos apsaugos departamento. Jurgita Sadauskaitė, taip pat aplinkos apsaugos departamentas. Raimundas Sakalauskas, aplinkos ministerija. Milda Račienė, aplinkos apsaugos agentūros vadovė. Edgaras Aksas, nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovas. Ir to paties centro Ingrida Skridailienė, saugos kontrolės skyrius. Taip pat irgi kolegė iš nacionalinio visuomenės sveikatos centro Ingrida Steikūnienė, Vilniaus departamento vyresnioji patarėja. Taip pat iš nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento visuomenės sveikatos saugos skyrius vedėja Jolanta Vytienė. Aplinkos apsaugos agentūra, aplinkos apsaugos vertinimo skyrius Vilma Dangaitė. Nebent iš bendruomenės norėtumėt, kas irgi prisistatyti, kad mums žinot. Galbūt kalbėsim ir prisistatysim. Gerai. Puiku. Tai aš perduosiu žodį Jurgitai Sadauskaitai, mūsų aplinkos kokybės departamento vadoviai, departamento pristatyti keletą esminių aspektų, ką... Trumpai, esu Jurgita Sadauskaitė, vadovauju aplinkos kokybės departamentui ir vienam iš padalinių Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyriui būtent ir yra priskirtas šis ūkio subjektas planinę ir neplaninę tvarką vykdyti kontrolę. Šių metų plane 25 pagal rizikos vertinimą būtent Homanitas UAB Homanit Lietuva yra įtrauktas į mūsų planinius patikrinimus oro taršos kontrolę. Tačiau šiuo metu atliekamas papildomas rizikos vertinimas mūsų departamento strateginės analizės skyriaus kolegų ir vertinsime būtent visą visumą ir šiuo metu gauname pranešimų. Tai atliekamas bus papildomas rizikos vertinimas ir
galimai bus įtraukta galbūt platesnis ir galimai išplėstinis patikrinimas. Taip pat kiekvienais metais su aplinkos apsaugos agentūra derinamės būtent laboratorinių tyrimų planą. Tai yra nuotekų ir oro taršos šaltinių. Tai įtrauktas būtent Humanitas, taip pat į laboratorinių tyrimų planą. 3 taršos šaltiniai pagrindiniai su po 2 kartus į metus. Tai taip pat nuolatos peržiūrima yra ir atliekamos taip pat rizikos vertinant ir laboratorinių tyrimų planą. Tai esame gavę jau pernai iš tikrųjų pranešimų dėl dulkėtumo, dėl garso, dėl oro taršos, tai dėl kvapo. Tai esame pasidalinę su pranešimais su Nacionalinio visuomenės centro kolegomis. Tai kompetencijos ribose tyrėme taip pat aplinkos orą, buvo mobili laboratorija taip pat šalia Pagirių gimnazijos. Buvo surašytas protokolas ir skirta bauda UAB Humanit Lietuva, nes nesilaikė dulkėtumo reikalavimų. Dėl kitų teršalų, kas buvo tirta, mintinai tikrai nepasakysiu, bet tikrai didelis spektras ir kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai, gal kolegės iš aplinkos apsaugos agentūros padetalizuos, nebuvo nustatytų viršijimų. Taip pat mobili stotelė laboratorijos stovėjo ne vieną dieną ir įvairių paros metu. Tai tokia situacija, taip, esame pasirengę planą būtent, nes turime Lietuvoje taip pat tokių didelių ūkio subjektų, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai. Tai per Lietuvą mes jų tikrai turim nemažai. Esame pasidarę namų darbus, pasirengę būtent mūsų kontrolės planą. Tai tikiuosi, bandysim dėti visas pajėgas kartu su kolegomis iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, taip pat aplinkos apsaugos agentūros. Bendradarbiausime su savivaldybės aplinkos apsaugos skyriumi, nes tai irgi yra, turi būti tas bendravimas ir bendradarbiavimas taip pat su jumis. Tai tikrai suprantu aš tas jūsų bėdas ir buvau pernai gimnazijoje, kai vyko susitikimas su jumis. Tikrai suprantam jūsų nuogastavimai ir tokia nežinia. Tai tiesiog bandysim dirbti ir bendradarbiauti ir į visus pranešimus mes reaguojame ir bet kuriuo paros metu, nebe vieni metai. Tai tiek kol kas. Ačiū labai. Jeigu yra klausimų. Gal galim klausimus pasilikti po to? Bet tada nebeaktualu bus. Įsivaizduoju, kaip sunku atsiminti visus klausimus, tu pasakai, va tiek specialistų. Gerai, galite, tada galite. Tiesiog trumpas labai klausimas, kokiu tikslu tą papildomą rizikos vertinimą darysit? Mes nuolatos atliekame. Yra strateginės analizės skyrius, būtent kuris planuoja ir vykdo darbų planavimą kitiems padaliniams. Tai nuolatos atsiranda, nes yra ir kitų skyrių, atliekų tvarkymo, taršos prevencijos. Tiesiog, jeigu mes matome kažkokius pakitimus arba būtinybės, arba atlikę analizės kolegos gamintojų, importuotojų, atliekų tvarkytojų, tai čia ne vien tik tai oro tarša, tai yra labai platus spektras kolegų, kurie dirba. Taip. Labai ačiū. Dar klausimą noriu užduoti. Buvo 2 stotelės pas jūs pastatytos, kai Humanitas dirbo, viena iš jų buvo mokykloje.
Gimnazija. Prie Jo, gimnazijos. dabar vadovybė gimnazijos iš tikrųjų dėl visų tyrimų nežino jokių rezultatų, kodėl jūs nesidalina. Nes klausė tėvai, ten yra vis tiek iki 1000 žmonių vaikų yra mokosi ir jie jokios informacijos nežino. Supratau, nes buvo gauti skundai, mes į juos reagavome ir kas pateikė pranešimus ir skundus, tai buvo atsakyta, jeigu reikia, tikrai papildomai galim pasidalinti su bendruomenė ir gimnazijos vadovybė. Tai čia tikrai nesunku yra surinkti tą informaciją. Gerai. Atsiprašysiu, kadangi klausimai tikrai liečia ne vieną mūsų instituciją, tai aš tada perduosiu Mildai Gal galima pristatyti. įsiterpti? Ne, Jūs nustatėte taisyklės, aš jau atsiprašau, bet jūs nustatėte taisyklės, kad tai yra 1,5 valandos. Jūs dabar pašnekėsite gal valandą laiko ir į klausimus mes nespėsim ta prasme net suformuluoti. Tai gal pasidarom taip, kad nesiribuojam tą 1,5 valandos, pasiliekam jūsų pristatymą, o tada kiek kyla iš bendruomenės klausimų, jūs juos atsakote ir tada išsiskirstum. Jo, žiūrėkit, tai pačioj pradžioj pristačiau susitikimo darbotvarkę, susitarėm, kad tam reikalingi laiko rėmai, kad mes iš tiesų ir mes neužsitemptumėm, ir jūs paklaustumėte. Mes tai užsitempsim. Žiūrėkit, tai mes susitarėm dėl 1,5 valandos, gal galim tada laikytis šito. Mes tikrai neperlenksim savo kalbose ir mes tikrai daugiau dabar laiko užgaištam, kurį galėtumėm produktyviai diskutuoti. Milda, prašau. Tai sveiki visi, aš tik tai gal irgi atsistoju. Tai dėl mobilios laboratorijos tikrai Vilma Bimbaitė galės pakomentuoti ir jums irgi trumpai tyrimus, kurie yra atlikti. Aplinkos apsaugos agentūra, kaip Jurgita minėjo, įsijungia kontrolės procese per planinius patikrinimus, tai kai bus vykdomi taršos šaltinių matavimai, mėginių ėmimai tiek iš oro taršos šaltinių, tiek iš nuotekų taršos šaltinių. Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija yra akredituota ir instrumentiniais matavimais ims mėginius ir darys tyrimus. Taip pat aplinkos apsaugos agentūra turi galimybę rankiniu būdu išmatuoti lakius organinius junginius, tai yra jų spektrą, specifinius teršalus – benzeną, tolueną, etilbenzeną, oksileną, stireną, penteną, acetoną ir kitus. Ir pavyzdžiui, jeigu mes tokią praktiką taikom ir kituose ūkio subjektuose, kad galim atlikti matavimus, tarkim, gaunam gyventojų skundą, aplinkos apsaugos departamentas gauna gyventojų skundą, mes galim šitais savo įrenginiais atlikti matavimus, nustatyti specifinių teršalų, lakių organinių junginių koncentracijas ir atlikti vertinimą tiek aplinkos ore, kas yra aktualu gyventojams, gyvenamosios aplinkos ore, tiek įmonės teritorijoje. Bet įmonės teritorijoje pagrinde tie mėginiai neatliekami, yra atliekami mėginių ėmimai iš taršos šaltinių. Taip pat turim mobilią laboratoriją, kuri matuoja anglies monoksidą, azoto oksidus, SO2, benzeną, kietas daleles 2,5 ir kietas daleles 10. Tai nuo 23 metų gruodžio 7 dienos, kaip Jurgita minėjo, iki 24 metų sausio 30 dienos šita stotelė stovėjo, kaip ir minėjot, Pagirių gimnazijos automobilių stovėjimo aikštelė nuo gruodžio 7-23 metų iki 24 metų sausio 11 ir taip pat stovėjo Lauko gatvė 6 tarp gyvenamųjų namų nuo 24 metų sausio 11 iki sausio 30 dienos. Tam, kad mobili stotelė galėtų atlikti matavimus, čia galės Vilma detaliau paaiškinti. Yra tam tikras periodas, turi jinai stovėti, jinai neatvažiuoja pusvalandžių ir neišvažiuoja, turi stovėti ilgesnį laikotarpį. Tai gal Vilma galėtum pakomentuoti tos tyrimų rezultatus? Taip, kad galima būtų įvertinti teršalų koncentracijas, palyginti jas su galiojančiomis normomis, tai turime atlikti, jeigu matuojame mobilią laboratoriją, kuri nepertraukiamus 24 valandas per parą tyrimus atlieka, tai reikėtų bent jau 2 savaičių matavimų, kad įvertintume aplinkos oro kokybę. Tai kaip ir buvo tai padaryta 23-24 metais, buvo 2 vietose montuota, viena prie gimnazijos vieta buvo parinkta, o kita jau gyvenamųjų
tarp gyvenamųjų namų lauko gatvėje, ten porą savaičių stovėjo. Ir matavo visus teršalus, kuriuos galima išmatuoti savo stotele, tai yra dujiniai teršalai, kietosios dalelės. Na ir viršijimų nebuvo užfiksuota tais laikotarpiais, kai mes matavome. Taip pat buvo atlikti ir aplinkos oro ėminiai rankiniu būdu prieš vienį ir pavienį pusėnų įmonės, matuoti lakiai organiniai junginiai ir formaldehidas, jeigu gerai pamenu, čia prie įmonės Dontex. Tai visi matavimo rezultatai buvo ribinės vertės neviršytos. Tai tokie rezultatai. Čia buvo atlikta gruodžio 19 dieną, 2023 metais ir 24 metų sausio 24 dieną. Ir dabar buvo dar pakartoti tyrimai prie įmonės Dontex visai neseniai, balandžio pradžioje. Viršimų ribinių verčių taip pat nefiksavome, nors jautėsi kvapas, bet tyrimų rezultatai neparodė viršimų. Galim? Gerai, ačiū. Gal aš tada perduosiu visuomenės sveikatos centro kolegoms ir tada pakviesiu klausimą. Tai kontrolės mechanizmas triukšmo ir kvapų klausimų yra nacionalinio visuomenės sveikatos centro, bet tuo pačiu ir gyvenamosiose patalpose ir jūsų name gali būti matuojamas ir cheminė tarša, kuri yra sukeliama dėl ūkinės veiklos. Tai kvapų klausimas yra sudėtingas ir kompleksiškai sprendžiamas klausimas ir tame dalyvauja ir aplinkos apsaugos departamentas, ir dalyvauja savivaldybė ir priklausomai nuo įmonės, tai gali būti ir kitos institucijos. Šiuo atveju dėl Komanito ir Dontex dalyvauja aplinkos apsaugos departamentas. Ir gavę skundus, kaip aš ir sakau, ir duodam interviu ir visiems mums užtenka vieno skundo, kad mes sureaguotume ir pradėtume vykdyti kvapų kontrolę. Taip pat yra ir dėl triukšmo. Jeigu objektas turi leidimą, šiuo atveju Komanitas turi tik leidimą, tai yra taršos integruotas prevencijos ir kontrolės leidimą, ir jame nustatytas yra triukšmo sąlygos, tai mes ir planinė tvarka kontroliuojam tokį objektą ir reaguojame į gyventojų pranešimą. Tai kaip sakiau, nagrinėjom skundą ir mūsų visi tyrimai yra skundo nagrinėjimai remiasi laboratoriniais tyrimais. Jie yra atliekami gyvenamojoje aplinkoje. Tai yra pas jūs name, patalpose arba 40 metrų nuo jūsų gyvenamojo namo. Todėl labai svarbu, kai teikiat informaciją, pateikti ir apie save, kad mes galėtume įsiprašyti pas jūs matavimams, vertinimui, kuomet yra triukšmo matavimai atliekami, kai yra atliekami cheminių medžiagų vertinimai jūsų patalpose. Kvapo atveju yra truputį kitaip. Kuomet yra nustatytos sąlygos leidime ir šiuo atveju yra nustatytos, tai yra taršos šaltinyje įmamos emisijos ir tos emisijos neturi viršyti leidžiamų nustatytų verčių, tos, kurios yra leidime. Jeigu jos yra viršijančios, tuomet įmonė turi taikyti kvapus mažinančias priemonės, kompensacinės priemonės ir mes kontroliuojam visą laiką grįžtamosios kontrolės metu. Tai trumpai tiek, iš tikrųjų, tai jeigu nori daugiau žmonių gauti atsakymus iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, gali būti bendruomenės vardu parašytas, bet būtent nurodyta, jeigu tarkim dėl triukšmo, tai pas kurį gyventoją mes ateisim pamatuoti triukšmą. Dėl kvapų, tai būtent su kuriuo irgi galėtume mes kontaktuoti dėl intensyvumo, kad žinotume, kada paimti tą mėginį, kuomet jisai yra pats parodantis tą teisybę, kaip aš sakau. Tai
Gal dar čia klausimas buvo po mano pasisakymo. Jo, bet klausimus iš karto po mūsų visų įžanginių ir Raimondas porą žodžių. Raimondas Sakalauskas, aplinkos ministerija. Aš nežinau, aš gal iš tų klausimų, kur girdėjau lauke ir čia matau, gal užbėgant už akių, truputį papasako tiek procesą, kaip ta įmonė čia pradės veikti ir kaip ta vykdoma rizikų vertinimas ir pati kontrolė. Tai nežinau, kiek žinot, kiek ne, bet tas veiklos pradėjimas bus pakankamai ilgas. Realiai pats Humanitas teigia, kad tokia normaliu režimu projektų jie pradės veikti apie Kalėdas. Pats principas, kad leidimas pradžioje išduodamas, visi teršalai nustatomi pagal teorinius skaičiavimus. Po to, kai jie pradės veikti pagal reglamentavimą, tai yra nuo Kalėdų per metus laiko jie turi pasidaryti realią inventorizaciją, tai realios taršos išmatavimą. Realios taršos išmatavimas vyksta ne šiaip bet kuriuo momentu, bet pačiom blogiausiam gamybos sąlygom. Ta prasme, realiai tai yra įmonės interesas parodyti tą pačią blogiausią normaliom technologiniam sąlygom situaciją. Kitaip sakant, tai yra maksimalus apkrovimas, maksimali gamyba ir po tos inventorizacijos priėmimo, tai yra jinai yra patikrinama, ar teisingai yra atlikta, agentūra patikrina inventorizaciją, yra priimamas sprendimas dėl leidimo sąlygų koregavimo arba nekoregavimo. Visam šitam laikotarpį iki tol, kol bus inventorizacija, aišku, ir vėliau bus vykdoma taršos kontrolė bet kokiu atveju, tai prasme, pagal dabartinės leidimo išduotas sąlygas. Tai taršos kontrolę privalo vykdyti tiek pati įmonė, čia suprantu, gali būti nepasitikėjimas, bet valstybinė laboratorinė kontrolė iš visų taršos šaltinių bus vykdoma bet kokiu atveju. Kaip yra vertinama rizika, tai prasme, ir ten kažkokios baimės naktį, ne naktį, tai šitam technologiniam procese kažkokių tai galimybių kažkaip tenais vadinkim kažką pažeidinėti ir naktim išleidinėti ar kažkaip kitaip negu per technologinį procesą numatyta nėra. Aš pats buvau, nemačiau. Ta prasme, šiaip yra uždara sistema. Ir realiai tu turi leisti per technologinį procesą tas visas susidarančias dujas, tiek degimo produktus, tiek nuo paties viso technologinio proceso per visą ventiliacinę sistemą. Tai norint kažką ten pakeisti, tai yra ilgas dalykas. Ta prasme, tu realiai turi pakeisti technologinį procesą, kad neleisti, pavyzdžiui, per skruberį tą dujų biofiltrą arba per degimo produktų statinį filtrą. Ir tai yra dar vienas rizikos vertinimo rodiklis. Ta prasme, jeigu skruberis, ta prasme, čia nebūna stebuklų, ta prasme, jeigu tu valai lakius organinius junginius, pas tave susidaro tiek tai biodumų. Ta prasme, kito maisto neturi, biodumlas kitaip neužauga. Jeigu tu priduodi mažiau biodumų negu numatyta, ta prasme, reiškia, tavo skruberis dirba netinkamai, tai papildomas indikatorius vertinti riziką ir matuoti taršos šaltinį. Kažkas reiškia ne taip. Tai yra rizikos vertinama per daug elementų, ta prasme, per technologinį procesą, per išmetimą taršos šaltiniuose, kitaip sakant, kaminuose ir per aplinkos būklę. Tai yra jau gyvenamo aplinko arba už tvoros, kokį daro poveikį. Lygiai taip pat su deginimo katilais. Tai yra filtrai, kur susidaro tam tikras pelenų, vadinkim, teršalų tas kiekis. Tas kiekis jisai koreliuoja su išmetimais. Tu sudeginęs tiek biokūro privalai gauti tiek surinktų dalelių ir priduoti atliekų tvarkytojams. Jeigu surinkai mažiau, reiškia išlėkė per kaminą. Tai tas kontrolės mechanizmas turi saugiklių ir iš tikrųjų tas klausimai, kokį poveikį už aplinkos, gali būti leidimo sąlygų koreliavimas. Šitas taršos šaltinis, lyginant su kitais Lietuvos taršos šaltiniais, ne kaip objekto dydį, bet kaip leistinos taršos kiekį nėra didelis. Realiai tai yra ant tvoros 20% leistinos ribos. Jeigu gyventum ant tvoros, tai jų poveikis pagal maksimaliai leistiną išmetimą grubiai 20% leistinos ribos aplinkoje. Tai ta koreliacija kažkokia tai gali būti. Aš labai tikiu, kad tas technologinis procesas parodys po inventorizacijos, kad faktinė tarša bus mažesnė negu numatyta dabar leidime. Tai nežinau, toks trumpas maždaug kaip čia viskas atrodo.
Gerai, ačiū labai. Tai mačiau pirmas klausimą, jūs norėjote užduoti, jeigu dar jį turit. Aš tai nepamenu tada, koks klausimas buvo, bet klausimų pas mus yra daug. Tai aš iš eigos matau, kad mes jau identišką tokį susitikimą esam turėję, tikrai. Ir man tik tais tai kyla toks klausimas ir nuogąstavimas, kad tokie susitikimai turėjo iš principo vykti prieš pastatant tą gamyklą, o ne dabar. Ir kitas klausimas, ar šita gamykla turės poveikį aplinkai. Ir ar mes to poveikio aplinkai čia norim gyvenantis. Aš gal pakomentuosiu, kad turės poveikį aplinkai, tai kiekvienas mūsų įkvėpimas turi poveikį aplinkai. Ta prasme, tu gimėjų darai poveikį aplinkai. Tai kiekvienas vartojimas, kiekviena gamyba nėra nulinio, mes tą visi suprantam. Ta prasme, kiekvienas užkurtas automobilis ar kepsninė kieme. Tai ar mes to norim, aišku, kad jūs to nenorite, mes tą suprantam. Tarsi niekas nenori turėti taršos šaltinio papildomo, kuo mažiau, kuo geriau. Ta prasme, tas žiūrėk, situacija paprasta. Yra vežimas pastatytas prieš arklį ir jūs dabar ateinat ir mus pastatos prieš faktą ir jūs sakot, mes veikiam įstatymo ribose, jūs susitaikykit, mes čia dirbsim, mes čia gyvensim, viskas bus gerai. Aš buvau irgi toj gamykloje, mačiau irgi tas visas bačkas, viską aš mačiau kokį kiekį bus tos chemijos sunaudojami per parą. Mane, žinokit, asmeniškai neįtikina, kad aš čia saugiai gyvensiu. Tikrai. Juolab, tai dar yra daugybė. Aš papildysiu tiesiog kolegą, tai dar yra daugybė yra. Pakėlė klausimą, pakėlė ranką su klausimu, prašau. Aš atstovauju gyventojų iniciatyvinę grupę, į kurią įeina buvę seniūnaičiai, esami seniūnaičiai, bendruomenės nariai, mano pavardė Regimantas Kavaliauskas. Aš turiu labai trumpus klausimus ir norėčiau, kad būtų atsakyta į pirmus du klausimus, taip ar ne. Jūs pasakykite, nuolatinis triukšmas, kurį gamybos metu bus nepertraukiamas ciklas, tai yra ištisą parą, tai visus metus. Triukšmas bus ribinis, nes ten ataskaitoje ir matosi iš jų pačių paaiškinimų, buvusių direktorių padedant Astrauskų, Kilčiauskų ir dabartinė direktorė, kad taip triukšmas bus ribinis. Atsakykite, ar šitas triukšmas nuolatinis turės gyventojų sveikatai poveikį? Taip ar ne? Labai trumpai. Pirmiausia, reikia įsitikinti, ar jūsų gyvenamojoje aplinkoje tas triukšmas viršija nustatytas. Ne. Jūs atleiskite. Aš jūs paklausiau. Pagiriai yra taip. Namai nuo 100 metrų iki Danieliškių, iki 5 kilometrų atstumų yra. Mes dabar zonom nekilnojam. Bet jūs pasakykite, nuolatinis triukšmas pagal medikus, ar taip, ar ne? Jeigu neviršys, tai ne. Neturės. Taip, jeigu netgi erzins, tarp prasme, kažkaip emociškai veikia. Tai jūsų atsakymas turi teisinį pagrindą, ar jūs čia tik taip nepaskaitėte, ar ne? Aš pasaulio, aš dabar padiktuosiu jums, kad tai sudaro gyventojams įtaką jų sveikatai, psichologijai, depresijai ir kitus aš nevardinsiu dalykų. Tai va šitas klausimas. Aš nesu patenkintas ir mes esam patenkinti, kadangi jūs nepagalvojat, ką pasakėt, kad neturi. Tai va mes prašysime to, kad būtų oficialiai atsakyta, ar tai turi ir ne. Toliau. Ar pastovus kietųjų dalelių išmetimas turės poveikį aplinkai, orui, vandeniui, augalijai, daržams, gyventojams ir kitam. Taip pat irgi atsakykite, taip ar ne? Turės. Nu, ačiū. Turės, skaitosi. Mes būsime. Kaip gali neturėti poveikio, jeigu 100 tonų vien tik chemijos bus panaudota per vieną dieną? Tomai, gerai,
Dabar, sakykite, Lietuvos konstitucija yra parašyta, kad mes visi gyventojai esame atsakingi už gamtinius turtus. Už orą, už augaliją, už vandenį, už gelmių turtus. Šiuo metu Pagiriuose yra geriamo vandens ištekliai. Ir galimai atsitikus nelaimiai, aš nepasakysiu, kad čia pastoviai teršime, nelaimiai bus užteršta didžiąją dalis vandenvietės. Ar tai tokios galimybės nedaro prielaidos, kad mes pažeidžiam konstituciją? Ar jūs taip nemanote? Galbūt čia Raimondai, pačiam ministerijos atstovai. Jo, tai aš galiu pasakyti, kad aišku, požeminiai vandens ištekliai yra strateginis valstybės turtas, nieks neleis jų užteršti. Ta prasme, kad čia gali įvykti kažkas tai tokio, kad pakenks šitiem ištekliam, tai negali. Mes turim krūvą pavyzdžių, mes turim tūkstančius užterštų teritorijų, kur užkasta nafta, užkasti pesticidai, įvyko nelaimės ekologistikos gaisras, kur buvo 10 000 vandens supilta su pavojingom cheminėm medžiagom gesinant. Ta prasme, mes žinom, kokį poveikį tai padaro. Ar turit kažkokį žemėlapį, kad arteziniai vandenys būtų paveikti? Ta prasme, ta apykaita, ta riba yra pakankamai didelė, kai yra rizika. Nes, ta prasme, pasakyti, kad rizika yra nulio, ne šiaip kalbus, turim krūvą atvejų, Radviliškio gaisras, kiek buvo supilta ant žemės vandens. Tai nebuvo jokios dangos, kaip čia betonės ir panašiai, jokių rezervuarų surinkimo. Sakau, tas pats ekologistikos gaisras, įsivaizduoja tokį? Dabar norėčiau, aš supratau, kad jūs atsakėte tai, aš norėčiau paklausti, o kas iš jūsų žino, o koks saugumo indeksas yra tos gamyklos pagal tarptautinę skalę? Saugumo indeksas. Gal galite pasakyti daugiau apie tą skalę? Nu tai jūs specialistai čia sėdit, jūs turėtumėte atsakyti, ne aš. Aš galiu jums atsakyti, tai yra saugumas nuo gaisro, nuo sprogimo, kadangi gamykla yra padidinto gaisringumo, teisingai, aukštam slėgyje technologinis procesas yra aukštoj temperatūrai. Jeigu jis sprogtų, tai ten, kur aš gyvenu, tai tikrai ant stogo tos nuolaužos pas mane būtų. Tai aš ir noriu paklausti, ant kiek yra ta gamykla saugi ir kokią klasę jinai atitinka. Šito nieks netą. Jeigu, sekantis klausimas, jeigu žiūrėkite, yra pavyzdžių, Jonavos azotas, Radviliškis, kaip Raimondas sakė, taip, o jeigu Pagiriuose toks dalykas atsitiktų, ar yra kas savivaldybė pasiruošusi, gamykla pasiruošusi, kaip bus su gyventojais? Kur tie gyventojai dėsis, kurie gyvena 100 metrų nuo gyventojas? Mes nesam prieš verslą, bet mes esam už saugų verslą, mes norim čia gyventi, aš čia pasinau, jaunas atėjęs ir mano anūkai auga. Ir aš nenorėčiau, ir aš norėčiau, kad jūs, gerbėmieji atvažiavę čia, irgi pagalvotumėt apie atsakomybę. A jeigu mums Pagiriams jūs čia leisite, tiks, viskas panašiai, o paskui avarija, ar jums ant širdies negulės, kad aš sėdėjau už to stalo ir sakiau neteisybę? Tai būkime geri ir teisingi. Tai galbūt aplinkos ministerija galėtų kreiptis į Konstitucinį teismą pirmoje eilėje, kas kaltas, kad išdavė tos leidimus, kada Vytautas nuo pirmos dienos sakė, kad ten negalima. Ir jeigu jūs žinot, gerbiamas Krinickas, buvęs viceministras, jūs ten kai kas dirbo tuo laiku, jis kategoriškai atsakymą, aš turiu tą raštą, kad ten gamyklos statyti negalima. A kodėl taip įvyko? Ir kodėl dabar jūs sėdit ir visi, aš žinau, kad jūs įkaitai esat čia. Kodėl neatvažiuoja tie, kurie pasirašė? Kodėl tie neatvažiuoja ir negarantuoja? Kas garantuos mums visiems čia,
saugumą. Jūs šiandien nei vienas negalite atsakyti tiesą už tas pasiekmes. Ačiū. Ačiū Jums labai. Prašau, Jūs. Tai galite atsakyti. Atsakykit. Aš galiu informuoti, kad tiek poveikio aplinkai vertinimo procese dalyvavo priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas. Yra atliektas rizikos vertinimas. Tokiems objektams atliekant poveikio aplinkai vertinimo proceso metu atliekamas rizikos vertinimas. PAGDO priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kompetencija ir atsakomybė yra įvertinti visus šios aspektus. Kitas momentas, prieš priimant ūkinės veiklos, prieš vykdant patikrinimą prieš veiklos pradžią dalyvavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai. Jie įvertino situaciją, jie žino, susipažinę su šita gamykla ir mes žinom, kad nuo 26 metų pradžios įmonė turės savo priešgaisrinį padalinį, kuris irgi greitai reaguos įvykus kažkokiam įvykiui. Kitas momentas, tikrai yra numatyta, kad visi įmonės darbuotojai yra apmokyti, praeina mokymus priešgaisrinės saugos srityje, kad kaip reaguoti ir dar irgi pateikėm siūlymus, kokias galėtų įsidiegti papildomas priemonės, termokameras įmonė dėl stebėsenos, dėl gaisrų stebėsenos aikštelį, kur saugoma žaliava. Taip pat tikrai Raimondas turi didžiulę patirtį visų ekstremalių situacijų, dalyvauja juose ir valdyme, tai gal irgi gali pakomentuoti, kad yra atidirbti algoritmai dėl dalyvavimo. Čia biškai pagavo, dabar jie turi ekstremalių situacijų valdymo planą? Taip. Ir ekstremalių situacijų valdymo planas yra prieš išduodant tik leidimą yra irgi parengiamas ekstremalių situacijų valdymo planas, kurį derina priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Ir kaip įrodymas, kad šitas planas yra suderintas, yra pateikiama pagal tik taisyklės, taip yra numatyta pateikiama kopija šito plano. Aš labai atsiprašau, jūs juodais plaukais, atsiprašau, nepažįstu vardu taip kitaip. Jūs, prašau, jūsų tada... Atsiprašau, pirmą jūs. Taip, tai aš esu Monika Jurgelevičienė, Stankutiškių bendruomenės pirmininkė, netoli Skaidiškių. Šiandien labai gražiai čia visi kalba, kad viskas labai bus puiku, kad kalbama yra ne apie neatidarytą dar įmonę, bet mes Skaidiškiuose turim įmonę, kuri jau veikia ir kuri yra būtent susiduria su tom problemom. Tarša, kvapai ir visa tai, man kyla klausimas, kaip jūs užtikrinsit šitų būtent pagirių gyventojų gerovę, žinant tai, kad jūs, kaip ir nėra kažkokių tai realių veiksmų iš jūsų visų institucijų Skaidiškiuose. Ir mes nesulaukiam jokios pagalbos, faktiškai įmonės tos tęsia veiklą taršia. Taip, tai ačiū už klausimą. Nesutinku su ta vertinimu, kad nėra pagalbos ir nėra kontrolės. Iš tiesų, suintensyvėjus skundams dėl atliekų tvarkymo įmonės veiklos praėjusiais metais visų pajėgumų institucijos tiek atlikom patikrinimus, tiek atlikom matavimus, susitikom ne kartą su bendruomenės atstovais, laikinai buvo sustabdyta įmonės veikla tam, kad atitiktų leidimo reikalavimus, buvo vykdomi aplinkos oro tyrimai, stotelė stovėjo. Tai ta situacija Skaidiškiuose iš tiesų, iš mūsų pusės yra tikrai prižiūrima. Tenais, kaip jūs gerai žinot, yra atliekų tvarkymo įmonė, kuri, ne bandeles kepa. Tai jinai turi šiokį tokį veiklos kvapą ir mes į tą kvapą reaguojam tiek mes, tiek visuomenės sveikatos centras, mes ypatingai žiūrėdami, ar nėra kažkokių aplinkosauginių veiklos trūkumų. Tai šiandien mūsų vertinimu kažkokių aplinkosauginių trūkumų mes nematom toje įmonėje. Aš galiu pasakyti, labai atsiprašau, galiu pasakyti faktą labai didelį šiuo metu
pastoviai naktį yra dvokas, nėra kaip ir neatrandama priežastis ir dvokia naktį. Kaip jūs užtikrinsit, kad jeigu bus kvapas pagiriuose kažkoks tai, na, ta prasme, kaip jūs pagelbėsit gyventojams? Na, kuris dabar yra, ir garsai yra. Ir garsai tie patys, ir kvapai tie patys, ir taipogi sakoma, kad viskas, na, neturi pažeidimų, ale kaip važiuoja, taip. Bet mes Skaidiškėse ir naktį matavom, ir naktį buvom atvažiavę, ir tikrinom, ir stotelės stovėjo tiek dieną, tiek naktį, tai ta situacija. Jūs komentarą norėjot? Aš turėsiu klausimą papildymą, jeigu jau mes taip nukrypstam nuo Skaidiškių, bet mes turime, aš esu seniūnė, mes turime Pagiriuose esamą problemą. Mes kalbėjome, jūs buvo paminėtas vienu iš atstovų apie Dontekso tematiką. Mes gauname nusiskundimus, seniūnė pati kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Mes gavome atsakymą, kad buvo atvykusi komisija, buvo jaučiamas kvapas. Dabar išgirdau, kad buvo matuojama, bet normos ribose. Tas normos ribose reiškia, mes atvažiuojame į darbus, gyvena žmonės, kažkas skundžiasi, kad kažkam jau astma prasidėjo, kad jaučiamas tas kvapas, jis tikrai yra didelis jaučiamas ir mes turime šiuo metu problemą. Jau smirda, mes žinome, kad nekomunistas, žinome, kad Donteksas. Ir ką mes galime, mes laukiame, mums reikalinga yra pagalba, nes tas normos ribose galbūt jūs galite plačiau pakomentuoti tą klausimą, nes žmonėm irgi čia yra labai svarbus klausimas, nes gyventi yra neįmanoma. Tai iš tikrųjų labai ačiū už pateiktą informaciją. Skundas, kaip jūs paminėjot, nagrinėjamas. Kvapų kontrolės komisija, kaip jūs ir sakėt, atvažiavo, susėjo būtent su Dontex veikla jaučiamą kvapą. Ir institucijos, kurios yra atsakingos už nuolatinę priežiūrą, gavo informaciją, kad kvapas yra susietas ir aplinkos apsaugos departamentas, kaip ir minėjo, atlieka, paėmė mėginius oro ir dar, kaip suprantu, ne visi yra gauti laboratorinių tyrimų rezultatai. Tačiau mes jau gavom iš Vilniaus rajono savivaldybės atsakymą, kad yra tam tikri pažeidimai. Taip, mano žiniomis, aš žinau, kad buvo užfiksuoti pažeidimai. Jo, ir dabar mes sulaukę būtent informacijos iš aplinkos apsaugos departamento, jau kažkaip aptarėmės lauke, kad būtų paimta iš oro, iš kvapų taršos šaltinių pačios intensyviausios emisijos. Tai yra sekmadieniai, sakė, nakties metu, kada yra, taip lauke sakė, kad didžiausias yra intensyvumas kvapų. Taip, nes panašu, kad jie džiovinami dieną naktį ir po to viską daro ir paleidžia. Tai šitos laboratorinius tyrimus, oro mėginius, paims Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, akredituota tiems tyrimams ir bus modeliuojama, kokia yra kvapo koncentracija. Ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai kvapas jaučiamas nuo vieno europinio kvapo vieneto ir nuo 26 metų šiai dienai galioja 8 kvapo vienetai, nuo 26 sausio 1 turėtų įsigalioti 5 europiniai kvapo vienetai. Paprašiau kalbėkit, nelabai suprantu tas vienetas. Ką jūs turite omeny? Tai yra, bus sumažinta ribinė vertė. Tai yra, kad jūsų gyvenamojoje aplinkoje šiuo metu gali būti 7,5 ir nebus viršijama koncentracija. Vadinasi, mes negalėsim, neturėsim tokios teisės reikalauti iš ūkio subjekto taikyti kvapus mažinančias priemonės. Bet nuo sausio 1 ta norma sumažėja 3 vienetais. Ir tarkim, jeigu pas jūs buvo 7,1, tai jau mes turėsim pilną teisę pareikalauti, kad ūkio subjektas imtųsi kvapus mažinančių priemonių, įsidiegtų biofiltrus, įsidiegtų kitas priemonės, žiūrint, koks yra taršos kvapai šaltinis. Tai tokia šiai dienai turiu informaciją iš Vilniaus departamento, kolegos. O tada grįžtant prie komunikacijos, nes mes tą pirminį atsakymą gavome, kad buvo užfiksuotas kvapas, jūs patvirtinote, kad iš tikrųjų kažkas buvo jaučiama, toliau klausimas perduotas nagrinėjimui, prieš tai irgi kolega irgi minėjo, nes tikrai ir mokykla nori platesnės komunikacijos.
ar galėtų įvykti? Aš suprantu, kad tų seniūnijų galbūt yra daug, nes Skaidiškis turi skauduliuką, Pagiriai turi skauduliuką, bet mes turime aplinkosaugos atstovą, gal bent jau su Vilniaus rajono savivaldybė kontaktuoti ir jiems būtų paprasčiau pasidalinti tais atsakymais, nes žmonės nori atsakymo, aiškumo. Su Vilniaus rajono savivaldybė yra kaip tik sutarta ir su pačiu meru ir su kitais atstovais, kad dalinamės informaciją. Vilniaus rajono savivaldybės atstovai visada yra kviečiami į kvapų kontrolės komisiją. Ir jie lygiai taip pat vertina ir išreiškia savo nuomonę dėl susijimo su tam tikra ūkinė veikla. Ir rašydami, jeigu pastebit, mes pridedam kopiją visą laiką Vilniaus rajono savivaldybei, tai šiuo metu laukiam tiesiog informacijos iš kitų institucijų. Tai kuomet jau bus vėl mūsų veiksmai, tai tuomet tikrai vėl informuosim. Aš noriu tiesiog pridėti prieš perduodamas klausimą jums dėl to informacijos dalinimuose. Na, mes laikom, kad čia yra viena iš tų priemonių, kur tikrai galim daugiau to daryti ir tą žinojimą visų suinteresuotų pusių vienam lygmenį. Aplinkos apsaugos departamento internetinėme puslapyje yra keletas tokių duomenų. Viena tai yra mūsų patikrinimų planas, ką mes esam suplanavę patikrinti. Antra yra įmonių, kurios yra baustos už įvairius pažeidimus. Sąrašas su tuom, už ką bausta, ir taip pat yra sąrašas įmonių, kuriams yra duoti privalomi nurodymai kažką pagerinti, radus pažeidimus. Tai tikrai galite šitą informaciją naudotis ir taip pat suprantam tikrai jūsų norą dėl kai kurių tyrimų informacijos gavimo. Prašau, tada jūs. Žiūrėkit, dabar jūs atlikot eilę per 2 metus, atrodo, visokių matavimų. Ar yra galimybė pateikti mūsų seniūnijai, tarkim, metodinę nuorodą ar kažkokią lentelę, kad esama, kol humanitas pilnai nedirba, viso fono mūsų aplinko, kol pritaikys kažkokie algoritmai, skaičiavimas, kad jūs lygintumėt ne su norminiais dokumentais, bet mes dabar turim tokį, gerą, blogą, bet turim tokį foną, ne? Ir jis neblogės. Mes tada turėsim pas seniūnę tą metodinę, kažkokią, nežinau, ir mes galėsim lyginti. Va tokie parametrai, buvo šiandien, per tos, nes prieš tą humanito atėjimą mes jau seniai, kad užfiksuoti tą pirminį, kol nevyksta ta gamyba pilnam pajėgume, kad mes išeities duomenys turėtume objektyvius, realius. Jūs dabar turite daug visokių matavimų, taip, galit ar jūs pagal save padarysit ir mes... Mes turim ataskaitas, galime tikrai... Ne, jūs mums nereikia, tų lozungų mes prisiklausę pilną, bet mums reikia tikros, kad seniūnė turėtų ir kiekvienam gyventojui galiu parodyti, kad važiuokit, mes šiandien dienai turime tokias išeities duomenis, ne norminis, bet tokias mūsų foną. Ir tada nuo to pradėtumėm, žiūrėti, ar jie blogėja, ar yra tokia galimybė? Tai aš manau, čia tikrai... Ne, čia rimtas dokumentas. Ta prasme, tai tikrai galima padaryti, tuo labiau, kad mes, kaip ir minėjom, ar neturėjom 23 metais, 23 metų pabaigoje, 24 metų sausio 30, kur darėm ciklą matavimo, kol dar įmonė neveikė, humanitas vienas su mobilios stotelė, kur atlikom tyrimus. Taip pat vėlgi mes svarstam galimybę padaryti dar kartą, tarkim, tokį ciklą, matavimų ciklą, šiais metais kaip ta situacija atrodo, dar įmonė tikrai neveikia, tad irgi būtų... Prašau vaidotus būtinai įtraukti iš tą ciklą. Ne, tai taip, čia visas regionai. Vaidotai nebuvo įtraukti nei į vieną ciklą. Ne, norisi tokias rimtos metodinės išeities, kad turėtumėm tokius išeities duomenis. Čia normalus noras. Tai va, tai tikrai tą galim padaryti ir pavyzdžiui dar koks momentas mes... Bet tai turėtų seniūnė, kad mes galėtumėm prieiti, visiems paviešinti ir kad nereiktų čia ieškoti kažkur ten, žinot. Gerai. Ačiū labai. Tai Vytautas, jūs prašau ir paskui jūs. Tai Vytautas Skupaitis, aš turiu netgi klausimą. Lauke kalbėjo, žmogus uždavė klausimą dėl tipkų
ne, ir buvo pirminis tipkas, kuris buvo išduotas po poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, ne, ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje buvo pateikti tam tikri kiekiai. Ataskaitoje taip pat buvo paminėta, kad tai yra ribiniai kiekiai, kurie maksimaliai galimi išleisti į aplinką. Nors tų gamybiniai našumai tokie ir maksimalių negali būti. Aišku, jūs paaiškinote, kad tenais to pramoninio bandymo metu, reiškia, atsirado papildomas taršos šaltinis. Nepapildomas, buvo pergrupuoti esami taršos šaltiniai. Aš turėjau pasižymėti. Gerai, aš suformuluosiu klausimą. Jūs gal prisimenate, kokiais parametrais padidėjo tarša, kokie atsirado, ar tie patys taršalai, ar atsirado naujų? Taip, atsakant į jūsų gerbiamas skaitytojų klausimą, tai kadangi jau prieš akis turiu, tai taip, atliekant hidraulinius bandymus 23 metais nustatyta, kad reikia papildomo garo džiovintuvo procesui, todėl buvo nuspręsta panaudoti biokuro degimo procese susidarantį oro srautą, todėl esamų taršos šaltinių 0,14 ir 0,03 leidžiama generuoti tarša turėtų būti pereitų iš tip leidime nustatytų neįprastinių sąlygų, kad būtų priskiriama įprastoms sąlygoms. Per taršos šaltinį 0,03 dabar numatoma, atlikus atrankos procedūras, numatoma išmesti ne tik kietas dalelės, formaldehidą, lojį, metalą, bet ir biokuro deginimo produktus, kurie tai yra anglies monoksidas, azoto oksidas, sieros oksidas, kurių išmetimas buvo numatytas iš taršos šaltinio 0,14. Ta prasme, iš 0,14 tuos pačius biokuro degimo produktus nukreipia į taršos šaltinį 0,03. Teršalų išmetimo trukmė lieka ta pati, kuri buvo numatyta 7920 valandų per metus. Nebuvo vykdoma produkcijos pakeitimų, gamybos procesų pakeitimų, tik atliekamas esamo technologinio proceso perplanavimas, perskirstant oro teršalų emisijas iš taršos šaltinio 0,14 į 0,03. Ir dar koks momentas tuo metu, kai nevyks gamyba, nes čia tas yra aktualus garas padavimas iš biokuro srauto, kai vyksta gamyba. Kai nevyksta gamyba, tie biokuro degimo procesai eitų per taršos šaltinį 0,14. Tai buvo atliekamas oro teršalų vertinimas papildomų teršalų, kurie nenumatyti buvo tik leidime, arba pavo metu neišmetama kažkokių papildomų specifinių teršalų. Tai yra biokuro degimo produktai. Klausimas buvo toks, kokiais parametrais padidėjo? Ar ta prasme tie patys teršalai, jie tik pasidalino į biokuro degimo produktai, tie patys perskaičiuoti iš koncentracijų, kurios buvo numatytos netitiktiniams sąlygoms, nes tai yra netitiktinės sąlygos, yra numatomas oro teršalų išmetimo koncentracijos. Koncentracijos buvo perskaičiuotos į tonažą. Tada aš vis tiek nesulaukiu to klausimo, kokiais parametrais buvo padidėję. Kokie teršalai, teršalai galiu. Tai yra kietos dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidas ir sieros dioksidas. Tai yra tie patys teršalai iš koncentracijų perskaičiuoti į tonas per metus. Matot, aš tikrai norėčiau jūsų girdėti ir suprasti, bet aš negaliu suprasti tai, kad kam reikalingas poveikio aplinkai vertinimo procedūra iš esmės. Kai įmonė ateina, pastato gamyklą, ne pirmą, savo gamyklą, 4, ir įrangą stato ne kažkokią tenais naudotą, bet naują ir pateikia parametrus, kurie yra duodami maksimalūs įrangos. Ne? Ir taip pat jie turi tokias pačias analogikas įmonės ir kitur, ir jie žino, kokius kiekius jie išmes. Bandat, tai biškai atrodo kaip smegenų plovimas. Ne? Iš mano pusės aš nesu aplinkosaugininkas, aš esu chemikas. Truputėlį suprantu, kas yra sieros oksidas ir azoto oksidas, tarkim, kaip jie susidaro, ne? Bet kalbėti apie tai, kad atėjau, aš padariau pavą, ne? Ir pasakiau, kad aš išmesiu maksimaliai tiek pavą ir staiga aš perskirstysiu ir išmesiu. Suprantat, jūs kaip aplinkosaugos agentūra, ne,
atsidarę, pavyzdžiui, IKEA Industry arba Klaipėdos medienos tipkus, jūs iš karto turėjot suprasti nuo pat pirmos dienos, kad azoto oksido ir sideros oksido kiekiai išmetami, kurie deklaruojame homonito, yra beviltiškai kvaili. Ne? Ir tą mes bandėm jums ištransliuoti, jūs to negirdėjote. Toliau, aš atsakymo nenoriu, bet aš noriu transliuoti tokią informaciją. Ne? Kad, bet Vytautai, mes galbūt, kad neplėtoti vėl toliau tos pačios temos, mes galim jums pateikti atsakymą raštu, būtent, kad paaiškinti tą... Man nereikia atsakymo raštu, supraskit. Aš turiu atsakymą iš įmonės ekologės, aplinkosaugininkės ir direktorės ir aš klausiu, ar tai yra paskutinis tipkas. Aš gamyklą apie jau apžiūrėjau. Tai nėra paskutinis tipkas ir ne paskutiniai išmetimai. Suprantat, kam reikalingas poveikio aplinkai vertinimas, pagal kurį yra išduotas statybos leidimas? Kam jis reikalingas? Gamykla iki šiol nepradėjo savo veiklos. Taip kad atrankos poveikio aplinkai vertinimui procedūros tokios vykdyti, kaip ir kvailai atrodo, suprantat? Bet ką aš noriu pasakyti, tikrai įmonės, ar tai būtų Homonitas, ar tai būtų kažkokia X kita įmonė, nesvarbu, atliekamas poveikio aplinkai vertinimo procedūros, keičiasi įmonės kažkokios kitos poreikiai, arba kaip šiuo atveju ne, per hidraulinius bandymus pamatė, kad jiems realiai trūksta garo. Tai įstatymas numato galimybės teisiškai ūkio subjektui savo veiklą peržiūrėti, patikslinti, tam atliekamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, kai jų reikia. Ir mes esam su bendruomenė teisme. Ačiū, žinokit, taip, mes teisme. Taip, tai... Ir supraskite, koks yra, visi žino, kad jau beveik 5 metai šitam procese esu, ne? Ir jūs turite suprasti, ant kokio žemo lygio pasitikėjimas yra šiai dienai šita įmonė ir kokio žemo lygio pasitikėjimas yra šiaip kontroliuojančiam institucijom. Ne jums asmeniškai. Aš prieš jūs kiekvieną asmeniškai neturiu nieko prieš. Aš turiu prieš visą sistemą, kuri yra sukurta. Jūs turite suprasti, kokius kryžiaus kelius mes turėjome eiti, pradedant nuo kelio, kuris prasidėjo be statybos leidimo. Paskui statyba, kuri prasidėjo be poveikio aplinkai vertinimo. Ir kai mes pradėjom juos spausti, jie tada pasidalino savo veiklas į dvi dalis ir pradėjo sandėlio statybas su ofiso, kuris dar nepastatytas. Suprantat? Tada pradėjo statybas, tai mes nepamatysim. Kiek mums kainavo nervų, kad prisikviesti statybos inspekciją? Jūs neįsivaizduojate, kiek kainavo nervų prisikviesti aplinkosaugos departamentą, kuris pamatytų, kad tenais yra ir cisternos su dizelinu, kad yra pavojingos atliekos laikomos ir toliau panašiai. Kiek kainavo nervų, kad apginti vandenvietę? Kai mes apgynė vandenvietę, tada pasikeitė teisės aktai ir vėl, kaip keistai, ta vandenvietė vėl buvo sumažinta. Ir supraskite, kodėl tie žmonės stovi čia naisva dabar. Dėl to, kad šiaip realiai šiandien turėjo būti svarstomas specialių žemės naudojimo įstatymo pakeitimas, kuris būtų įteisinęs visas pavojingas cheminės medžiagas. Įstatymas, kuris per 4 metus realiai 3 kartus buvo pakeistas. Ir niekaip nesugebėdavo pakeisti taip, kad Homonitas pradėtų dirbti. Ir kiekvieną kartą įstatymas buvo keičiamas tada, kai mes kažką laimėdavom ir įrodydavom. Suprantat? Man klausimas jums visiems. Kaip jūs, ką jūs padarysit, jeigu netyčia užtiksite, kad Homonitas teršia ir daro? Kaip jūs sugebėsit? Jums dar iki šiol ne vienam neteko su Homonitų teisininkais kaltis. Man teko. Aš žinau, kiekvienas suriši mazgą. Tai man klausimas. Tai įmonė pasitikėjimo yra 0. Jinai iki šiol nei vieno savo veiksmo nepadarė teisingai. Ir jūsų pasakojimas, kad jūs kontroliuosit, įsivaizduokit, užtikot. Ką darysit? Jo, ačiū labai Vytautai už jūsų tą išsakytą rūpestį dėl pasitikėjimo. Pasitikėjimas, jis arba kūrėsi, arba sminga žemyn. Ir kiekvienas
įsipareigojimas, kuris įgyvendinamas, kūrė pasitikėjimą. Tai mes kaip institucija, mums labai svarbus pasitikėjimas su jūsų Ką bendruomene darysite, ir su... kai jūs išrašysite jiems privalomą reikalavimą sustabdyti gamyklą, o jie jūs paduos į teismą? Taip. Ką darysit? Taip. Tai mes iš tiesų kontroliuojam apie 200 įmonių, tokių kaip ši visoje Lietuvoje, kurios turi taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimus. Apie 2000 įmonių su taršos leidimais. Ir įmonės stabdymas yra vienas iš mūsų įrankių. Tai yra kritinis įrankis. Ir pripažįstam, ir tai yra kritinis įrankis tokiose situacijose, kada yra nepertraukiama gamyba. Tai mes tai žinom ir susitinkam teismuose ir teismai yra įprastas mūsų darbo įrankis ir tikrai nebijom ir neišsigastam įmonių. Tiesiog galit susipažinti su mūsų šiandien Giedriau, žinokit, su visa pagarba. Jo, kada Grigėjo paleido tą taršą, ane? Ir kaip tą taršą jūs užtikote, ne? Jeigu nebūtų ten prasivogęs ir būtų neatleistas vienas iš vadovų, jūs niekada nebūtume sužinoję, kad jie teršia. Bet pareikalavote kompensuoti žalą, ne? Kokio masto teisininkai dabar Grigėjo su jumis kovoja, ne? Ir kiek laiko jau kovojate? Grigėjo sustabdytas? Ne. Kontroliuojamas? Gal tikrai kontroliuojamas. Bet iš esmės, nubaustas? Ne. Ne, tai jisai yra nubaustas už tuos pažeidimus, kurie yra įrodyti. Teisme yra baudžiamoji byla dėl didelios žalos aplinkai padarimo. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad priežiūros institucijų tikrai nei įmonės dydis, nei potencialiai samdomi teisininkai negazina. Mes turim ir skūros, ir resursų, nes be to neveiktų sistema. Tikrai noriu labiau sureaguoti. Viceministrė, kai mes piketavom prie aplinkos ministerijos, aplinkos viceministrė Raminta atėjo, jinai demonstravo nuostabią empatiją verslui. Nuostabią. Sakė, kad jie tikrai nieko negali blogo padaryti, nieko terš negali. Tas dulkės, kur pusė žemųjų pagirių buvo užpilta, ir automobilių spalvos žmonės net pažino. Tai yra žmonių įsivaizdavimas anot jos, nes taigi čia yra labai aukšto technologinio lygmens įmonė. Bet žmonės kenčia jau dabar, jie dar nepasileido, o žmonės jau susidūrė su žala. Labai dėkoju Skaidiškių žmogui, kurie atvyko, todėl kad jūs tikrai padarysit, kad viskas būtų teisėta. Aš tikiu, kad jūs turit savo instrukcijas ir taip toliau, teisinius rėmus, kuriuose veikiat. Tik tai, kad mes matom, kad tie teisiniai rėmai plečiasi taip, kaip reikia įmonei. Tai ar mes su jumis susitiksim po kelių metų, vėl taip pat sakysit jūs, kad taip, stengiamės, tikrinam, ir jūs būsit teisūs, ir mes jums nieko prieš pasakyti negalėsim, nes jūs tikrai darot pagal teisinius rėmus. Tik tuos teisinius rėmus plečia neįsivaizduojamai. Bet apie minėtą įstatymą, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 106 straipsnio pakeitimą. Aplinkos apsaugos komitetas, tiesą sakant, ironiškai skamba net aplinkos apsaugos komitetas, nes iš esmės tai viskas ten skambėjo kaip statybų komiteto pasisakymai. Iš esmės ten buldozerių praėjo kodėl? Todėl, kad šitą pakeitimą, prašymą pakeisti įstatymą pasirašė 4
4 Seimo nariai, iš jų yra 2 aukščiausi Lietuvos vadovai. Tai yra Skvernelis ir Paluckas. Kaip žmonės gali jaustis saugiai, kai mato, kad įstatymai yra padaromi. Savickui uždavėm klausimą, to komiteto, Savickas 3 iš tų 4, ekonomikos inovacijų ministras. Mes jam uždavėm klausimą, o kokios įmonės lobistai inicijavo, ta prasme, šitą. Tai ta prasme, jisai sakė, kad daug įmonių, ta prasme, ir jie savo tam pakeitime argumentuoja, kad daug įmonių yra vandens apsaugos zonose, ta prasme, apsaugos teritorijose. Mes patikrinom. Nėra ten tų daug įmonių. Jo, ar yra gyvenamųjų namų koalicijos narių, ta prasme, vandenviečių apsaugos zonos, tai yra. Bet įmonių nėra. Ir kaip, va čia ir yra, kad tas nepasitikėjimas yra iš to, kad tos teisinės normos pasidaro tokios, labai nestabilios. Taip, bet pradžiugino kolegė pasakydama, kad kvapų ten, ta prasme, skalė teisės. Bet mes matom, kad ryžtingumo, reagavimo laiko prasme, viskas vyksta labai lėtai. Tol, kol jums atrodo, kad įstatymo numatyta tvarka, žinot, tas įstatymo numatyta tvarka, nežinau, kad ir 20 darbo dienų, jums prie kompiuterių yra vienokio ilgio, tas 20 darbo dienų, ta prasme, kai tu kenti tą smarvę, kai tau reikia 15 minučių toj smarvė laukti autobuso, labai prailgsta. Tai viską aš suprantu, dėl to ir trumpinam kvapų kontrolės procedūras. Šiame etape, kol dabar galioja šitos kvapų kontrolės taisyklės, yra 2 mechanizmai, kai įmonė turi leidimą ir kai įmonė neturi leidimą. Kai įmonė turi leidimą ir nustatytas kvapų valdymo sąlygas, emisijas, tai tuomet mums nereikia kreiptis į kontroliuojančias institucijas, kad jos patikrintų, įvertintų. Mes tiesiog informuojam jas, kad mes atliekam kvapų kontrolę, kad jos žinotų, kad jau yra indikacija, kad to įmonėje kažkas negerai. Ir mes vertinam, kaip sakiau, iš taršos šaltinio emisijas. Bet jeigu nėra nustatytos leidime sąlygos, tai šiai dienai mes kreipiamės į institucijas ir ilgėja visas tas laikas, tikrai mes suprantam. Ir kvapų kontrolės komisiją reikia sudaryti, kur ten, kol gaunam deleguojamus asmenis. Tai viso to atsisakom. Dabar viskas bus lygiai grečiai, kuomet bus patvirtintos naujos kvapų kontrolės taisyklės. Mes, kaip ir esant leidimuose sąlygoms, tai informuosim aplinkos apsaugos departamentą, jeigu reikės valstybinio maisto ir veterinarijos tarnybą, nes dėl kvapų yra tikrai įmonių įvairiausių, netgi dėl kavinių, dėl įvairiausių tikrai. Aš suprantu. Taip, bet trumpėja procedūros. Aš labai atsiprašau, supratau jūsų atsakymą. Tiesiog noriu naudoti dar to, kad toj mane užčiaups, sakys laikas baigėsi. Tai ačiū Jums labai už atsakymą. Mums ponia Raminta mus informavo, kad yra ten taikomos, aš nesu teisininkė, bet jeigu nesuprasit, tai pasiaiškinkim. Sakė, kad yra tos 3 gyvybės kažkokios, ta prasme, kad jeigu 3 kartus per metus yra patikrinama, ta prasme, tai įmonė yra uždaroma. Pažeidimai nustatomi, ne kad patikrinama, bet... Taip, nustatomi pažeidimai ir uždaroma. Kiek yra tokių įmonių, kurios yra pagal šitą procesą yra uždarytų Lietuvoje? Yra uždaryta atliekų tvarkymo įmonė, viena turinti tik leidimą. Daugiau, aš dabar skaičiaus tiksliai nepasakysiu, bet gal apie 10, iki 10 ar apie 10 taršos leidimus turinčių įmonių. Tai yra pagrindė taršos leidimo atliekų sektoriaus įmonės. O kada tai buvo paskutinė, kada uždaryta? Buvo 24 metais, o pati pradžia įsigaliojus šitam vadinamam Klaipėdos paketui dėl 3 gyvybių buvo
man atrodo, 22 ar 23, gal 23 pirmoji tipo. O neatliekų tvarkymo įmonių buvo? Yra cukraus fabrikai, bet neuždaryta. Ne, mes kalbam apie uždarymą. Nes vienas momentas, jeigu yra per šitą mechanizmą panaikinamas leidimas, įmonė 5 metus negali vykdyti veiklos. Skamba gerai, bet Aš norėčiau pasitikslinti, labai atsiprašau šio klausimo. Praeitais metais, kai buvo su Skaidiškiu šitą situaciją Seimo aplinkos komitete posėdis, buvo teigiama, kad nei vienos įmonės nėra uždarytos. Šiaip aš galiu pakomentuoti, pats kūriau šitą įstatymą, sugalvojau šitą idėją. Tai ta prasme, jo idėja, kad nebūtų uždaryta nei viena įmonė. Ta prasme, realiai jisai suveikė prevenciškai bombos efektas. Įmonės pradėjo galvoti, kas pas jos leidimuose, ta prasme, po pirmo ir antro įspėjimo, ta prasme, supranta įmonės, kad tai mirties nuosprendis. Ir tikslas toks, kad nebūtų uždaryta įmonė. Ta prasme, pažeidimų, jo tikslas, nes iki tol buvo, kad moka baudas už taršos leidimų pažeidimą kaip mokestį. Susimoka kasmet, tik, biznis gerai eina pirmin. Tai čia ir klausimas, jeigu yra uždaryta įmonė, tai mes pralošėm. Ta prasme, tikslas toks, kad nebūtų uždaryta ne viena įmonė, kad jos nedarytų pažeidimų. Labai ačiū, prašau jūs. Matot, dar norėčiau paliesti tas ribinės vertės, nes sakykime, mes irgi Vaidotuose turim situaciją, kai ten periodiškai atvažiuoja, reiškia, smulkintuvai ir smulkina medieną. Ir šalia visiškai netoli gyvena žmonės ir ne vieną kartą buvo iškviestos tarnybos, daryti matavimai, ten kelių, tai reiškia, skalių trūksta iki ribinės vertės ir pažeidimas kaip ir nenustatomas. Bet gyventojai jaučia didžiulį diskomfortą. Ir vat iš to mums ir kyla tos, kaip sakyt, didelės baimės, kad realiai mūsų įstatymas neapsaugo. Tu diskomfortą jauti, ribos yra neviršijamos ir tu tokis esi kaip situacijos įkaitas. Tai dėl ko ir šičia kyla tas tokios baimės, tas mūsų pasipriešinimas ir viskas, nes mes tiesiog netikim sistemą. Esminis va čia yra tas klausimas. Nežinau, aš gal pakomentuosiu, yra bėda, čia atvirai kalbam, ta prasme, yra bėda su reguliavimu. Pavyzdžiui, tie patys kvapai arba kažkas. Ir tikrai teko ir Klaipėdoje, ta prasme, ten su gyventojais naktim važinėti ir kvapų ieškoti ir visą kitą. Ir tu suvoki, ta prasme, kad gyventojams, kad suprast, kas yra kvapo klimatas, tai grubiai tai yra tam tikras slengstinės kvapo riba, kurį jaučia grubiai pusė populiacijos. Taip labai 2, tai beveik visi, 3, tai jau. Tai iš esmės problema tame, kai tu ten jauti 8 kvapo vienetus kavos, tai dar tiek to. Bet yra tų visokių kvapų, kaip siros vandenilis, mėšlas ir visi kiti, kur netoleruoja nei 2, nei 3, nei, ta prasme, tų pačių 8. Tai mes turim bėdą, dabar yra aplinkos komitete, tokia vadinkim, kabutėse parlamentinė kontrolė, kaip perdaryti tą sistemą, kad tai būtų efektyviau. Nes tas pasakymas, jo, mes visą laiką matuosim, kai sugausim 8, tada įmonė taikės prevencinės priemonės. Tas neveikia. Realiai žmonės turi ilgai gyventi, kol pagauna, kol pritaiko prevencinės priemonės. Už tai ir diskusija vyksta, kad reikalingos tos, kaip čia pasakyti, privalomos prevencijos priemonės iš karto, kaip mes turim kituose srityse, nežinau, paviršių nuotekų valymas, nesvarbu, nieks tavęs negaudo, ar tu viršysi išleidimo normas ar ne. Jeigu tu darai aikštelę, privalai statyti naftos gaudyklės, smėliagaudę, Tai ta prasme, tai čia yra bėda. Ta prasme, kad žmonės netoleruoja nenuleistinų ribų. Ir ta prasme, ir turi būti tos prevencinės priemonės automatu. Tai, sakau, apie tai vyksta diskusija, nežinau, kokie bus galutiniai sprendimai, čia yra problema. Ir dar vienas, ta prasme, nežinau, mano siūlymas būtų, jeigu mes norim ant to pačio grėblio nelipti, to prasme, ant kurio dabar esam užlipę, tai realiai reikėtų keisti įstatymą, kad prieš pradedant tokių objektų plėtrą turėtų būti konsultacijos su visuomenė. Ir tada neturėsim tokių problemų. Reikia, kaip sakyti, nepastatyti vežimo prieš arklį. Faktas. Jo, ir nebus tokios bėdos. Savivaldos rolė, teritorijų planavimas, kur atsiranda pramoninės zonos, ta prasme, tai ta prasme, tos pamokos tikiuosi, kad išgirstate. Ta prasme, čia mes tikrai blogai jaučiamės ir visiškai suprantame jūs, ta prasme, aš irgi suprantu jūsų situaciją. Ta prasme, pasakyti, kad čia viskas bus pagal normas,
klausimų. Aš labai atsiprašau. Jūsų klausimas, tada Vytauto jūsų. Aš norėjau repliką tik tai. Šitą, Raimondai, jūs sakėt, kad gaudyklės nuo viršų šitą, lietaus, taip, turi būti. Tai kodėl Humanitui nereikėjo jų net dviejose vietose į Vokės upę leidžia jokių gaudyklių? Kiek žinau, dabar savivaldybė asfaltuos Vokės gatvė, ten gaudyklės projektuojamos. O kodėl Humanitui praėjo ir viskas tvarkoja? Nesidomėjau šito klausimu, ten yra dar toksai niuansiukas įrašyta potencialiai teršiama teritorija. Jeigu stovėjimo aikštelė nuo tokio ploto, nuo tiek automobilių, ta visa nėra nuo nulio, nuo stogų, nuo ten kažkokių tai... Tai gamykla 30 beveik hektarų. Tai aš nežinau. Ir kiek ten, kaip direktorė deklaruoja, kad ten 150 automobilių atvažiuos. Ir kaip per dieną atvažiuos. Apie keičiamus įstatymus. Tai šiaip aš nežinau keičiamų įstatymų. Kodėl kitiem reikia, o jiems nereikia? Tai va aš ponas atsakysiu, paviršinės nuotekos negali būti tiesiogiai išleidžiamos į Vokės upę. Tai kodėl niekas nesijima priemonių jau 3 metai kaip leidžia? Tai ką jie gali leisti, jeigu jie veiklos nevykdo? Tai lietus tai lyja. Pasidomėsim. Nes šiaip tai tikrai turi būti numatytos naftos gaudyklos. Atsiprašau, jūs ačiū už kantrybę, prašau. Sveiki, aš Karolis Grabauskas, jaunystės vėjo bendruomenės vadovas. Ačiū už jūsų laiką, bandant nuraminti visuomenę šią svarbią akimirką. Klausimas, iš tikrųjų turiu 2 klausimus. Vieną klausimą dabar išgirdus, kad viena institucija, pavyzdžiui, ar ne, atlieka prevencinę kontrolę pagal nustatytą grafiką, ar ne, kažkokius tai tos matavimus oro taršos, kita institucija atlieka tam tikrus matavimus garso, kvapų tik pagal skundus. Norėjau paklausti, ar yra kažkokia galimybė, šansų patobulinti šitą prevencinę aplinkosaugos sistemą, kad būtų vykdomi reidai tokiuose svarbiuose objektuose, kaip pavyzdžiui Humanitas ar kitos tokio pobūdžio gamyklos, ar ne. Neplanuoti reidai, kaip pavyzdys 4 kartai per metus ar 2 kartai per metus. Ir nereiktų jokių skundų rašyti ir panašiai, ar ne. Ir būtų atliekama pilno spektro prevencinė kontrolė. Tai apimtų ir garsą, ir kietųjų dalelių taršą, ir lakiųjų skaitosi taršą, ir, sakykime, šviesos tarša, toliau transporto tarša, kad gyventojai galėtų įsitikinti, kad jie nepažeidžia normų pilnu spektru. Kas atsakysi dabar, kur kreiptis ir kas vykdys prevenciją, pavyzdžiui, jeigu važiuos ne 100 jų deklaruojamų automobilių per parą, o 500 ir sudarys kamščius ar ne, neįmanoma bus gyventojams čia pravažiuoti pro pagirtį. Kas kontroliuoja, kad, pavyzdžiui, gamykla šviečia naktį, mes ją vadinam NASA objektu, ir visiems gyventojams į langų šviečia, gyventojai turi užsikalti, ko ne langus. Šviesos nuošia. Kas tokias kontrolės atlieka? Kokios yra galimybės patobulinti bendrai visą aplinkosaugos prevencijos tą tokią sistemą, įvesti tą vieno langelio principą? Tai aš pradėsiu ir tada mes pratęsim. Ačiū už klausimą. Tai departamentas mes galim ir kartais atliekam neplaninius patikrinimus, kurie nebūtinai iš skundų, bet ir iš mūsų turimos informacijos ir iš rizikos vertinimo. Tai tikrai tą priemonę turim savo arsenale. Jeigu klausit, kaip patobulinti iš tiesų, į ką reikėtų, tai mano supratimu tokioms įmonėms, kurios turi automatizuotus procesus ir pakankamai modernę vidaus kontrolę, tai labai padėtų įvairios informacijos apie procesus viešinimas. Tai reiškia, mes turim termofikacinės elektrinės, turim toksikos atliekų deginimo įmonę, kurie viešina informaciją iš savo
iš savo daviklių apie tai, kokie procesai vyksta, kokie išmetimai iš jų daviklių ir taip toliau. Tai galvojant apie ateitį iš tiesų, tai kuo daugiau tokios informacijos įmonės būtų arba savanoriškai, arba įpareigotos viešinti, tai daug geriau preventyviai suveiktų, negu valstybės institucijos reidas, kur turint galvoj, kad mes turim 30 000 objektų savo. Bet jūs turite ir daug departamentų. Ne, departamentas mūsų vienas. Tai, turit daug ir žmonių? Taip, turim 30 000 objektų. Tai kas iš kolegų norėtų Kitaip tariant, jūs siūlote įmonėms į PR daugiau investuoti ir tada žmonėms ramiau? Ne, mes siūlom įmonėms teikti informaciją visuomeniai apie svarbiausius procesus, kurie vyksta ir kurie yra matuojami ir pamatuojami. Na gerai, aš taip ir nuspėjau, kad tokio atsakymo galima tikėtis, tai antras klausimas irgi išplaukiantis iš to. Galiu papildyti, nes tos kvapų kontrolės taisyklės, kurios keičiamas, iš tikrųjų tai numatys, kad ir mes atliekame planinę kontrolę, nes triukšmo tai yra numatyta. Tai kaip ir sakiau, o neplaninė kontrolė, tai jinai yra būtent kaip ir gerbiamas Giedrius sakė, tai pagal gautą informaciją, pagal nebūtinai tai yra skundas, mes stebim lygiai taip pat ir socialinę erdvę ir reaguojam. Šiaip nežinau, gal kas stebė tą visą teisėkūrą, tai tuo pačiu ten 3 gyvybių, kaip čia pavadinta, paketu ten praėjo labai sunkiai su labai sunkiom diskusijom politiniam, kaip čia pasakyti, per daug kišamės į verslą ar panašiai ir ta teisė departamentui tiek vykdyti nepranešus apie patikrinimą, nes prieš tai buvo 10 dienų informavimas, kad bus patikrinimo klausimynas ir panašiai. Ir antras dalykas labai svarbus, kad laboratorinė kontrolė, kuri ne kartu eina su departamento, tiksliau nebūtinai kartu su departamento pareigūnais, tai yra agentūra, visiškai nepranešus gali atvažiuoti ir paimti mėginį bet kada ir įmonė tik gauna rezultatą. Tai pasakyti, kad ta sistema tobula, tai toli gražu ne. Tai visą laiką reikia galvoti, kaip tą daryti efektyviau. Atsiranda technologiniai dalykai, ta prasme nuotoliniai matavimai ir davikliai, ir toj pačioj kvapų matavimo sistemai. Bet kaip sakyti, apie tai galvojame, nes kol buvo ta sistema, kad ūkio subjektai visą laiką žino, kada laboratorija atvažiuos, tai tuo rezultatu taip buvo galima tikėti. Bet matote, kaip apie šitą patį tiesiog norisi sureaguoti, nes Klaipėdoje ten žmonės nuolat skundžiasi, pas mane nuolat nuo uosto einanti ten tarša ir taip toliau. Ir kai matome, kad per panoramą išstoja Gentvilas, buvęs aplinkos ministras ir sako, kad čia ką tik pasikalbėjom su įmonės vadovais, nuo pirmadienio tikrinsim. Juokinga, pripažinkim, kad juokingai atrodo, ką tik sutarėm, ką nuo pirmadienio ras. Tai aš tos empatijos... Kiek sekėt, pavyzdžiui, situaciją, kai Plasko buvo nutraukta geležies rūdos krova, kiek tai kainavo, realiai metus laiko. Tai lygiai tos pačios dulkės, vakar jūs pasakote, pirmą kartą išbandėm dulkių gaudiklių tą sistemą, teisminiai procesai ir tokios įmonės, tokio dydžio vežėjo pasakyti, kad stop, privalomas nurodymas sustabdyti tokio krovinio kaip geležies rūda visą vežimą ir suveikė ir iki šiol nežinau. Ir mes turėjom dar teisminį procesą ir mes sutarėm per teismą, kad jie niekada nebekraus apie Klasko, kalbant geležies rūdos. Yra teismo įpareigojimas, teismo sąlygos taip pat išėjo. Bet tai labai, taip, pasakyti, kad tai labai efektyvu, greita ir čia viskas rožiam kloda. Gerai, aš atsiprašau, mes turim 10 minučių. Karolis, baig savo tą. Karolis, Vytautai, jūs, prašau. Tai gal kolega uždėjo. Antras klausimas lygiai taip pat suponuojantis pirmajam klausimui, ar net po Grigėjo skandalo garsaus, švelniai tariant, aplinkosaugos prevencijos sistema prarado žmonių pasitikėjimą visiškai. Kokias išmoktas pamokas
pasiėmė ir įdėgė aplinkosaugos prevencijos sistemą aplinkosauga Lietuvoje? Ar ką nors reformavo, patobulino? Žinau, čia kitam susitikimui, kokių 3 dienų pasakojimas, tu prasme, daug pokyčių įvyko. Tai, sakau, tas vien įstatymų pasikeitimai po to skandalo, kiek yra padaryta, nekalbant apie struktūrinės ir kitas pertvarkas. Tai aš dar kartą kartuoju, čia nėra juoda balta ir, ta prasme, pasakyti, kad viskas padaryta ir viskas tobula, toli gražu ne. Ta prasme, nežinau, čia toks klausimas be atsakymų, kad gerų pokyčių įvyko, tai tikrai taip. Ta prasme, kad jau toliau nėra kur tobulėti, tai tikrai ne. Ta prasme. Ir jeigu galėčiau pridėti apie mūsų vertinimų buvo padarytas nusikaltimas. Ir aplinkosauga, kaip ir bet kokia kita kontrolės priežiūros institucija arba teisėsaugos institucija, negali eliminuoti, kad tais atvejais, kada žmonės arba įmonės nori ir slepia ir sąmoningai daro nusikaltimą, kad jam užkirsti kelią. Tai šiuo atveju tokiem piktybiškam pažeidimui mums visą laiką trūks ir priemonių ir rankų. Iš tiesų, ta prevencijos sistema tiek dėl 3 gyvybių, tiek dėl rizika pagrįsto tikrinimo, jie mažina tas galimybės. Bet jeigu labai nori nusikaltėlis padaryti, taip žmogus ir visuomenė sukonstruota, kad mes turim pažeidimų. Žiūrėkit, trumpas klausimas, čia kolegė neiškalba jau. Labai paprastas klausimas, ar bus vedama statistika gyventojų mūsų dėl sirgamumo? Tai stebėseną atlieka savivaldybė. Bet tai mums nereikia viso rajono, mums reikia būtent šitas svarbus atliekamas kažkoks monitoringas, būtent tos gyvenimo. Kaip prasidės? Pagirių konkrečiai. Mums nereikia, rajonas kaip čia panašiai. Mums reikia turbūt 5 kilometrai aplinkui. Už visuomenės sveikatos stebėseną yra atsakinga būtent savivaldybė. Ar jinai zonuoja, sakykime, seniūnijomis, ar kažkaip kitaip vertina, tai atsakyti tikrai negaliu. Bet šita funkcija vietos savivaldos įstatymų pavesta yra savivaldybėms. Gali tik siūlymus, kad jie... Bet jūs irgi galite, tai būtų rimčiau biškai gal, ne? Tai susitikime būtinai paminėsim tikrai. Neplačiai per visą rajoną, bet konkrečiai mūsų regioną. Mūsų žiedinę savivaldybę. Tai gerai, prašau Vytautai ir jūsų paskui bus klausimas. Aš replikuosiu į pasisakymą dėl Klasko, nes biškį irgi pasiskaičiau. Tai Klasko poveikio aplinkai vertinimo darė ta pati įmonė kaip ir Homonitui. Iš esmės. Ir vėlgi mesiu akmenį į aplinkosaugos agentūros daržą ir tą pavą kaip ir patvirtino maksimaliai. Tai aišku buvo pasakyta, kad ką mes galim padaryti, jeigu įmonė yra nesąžininga. Tai Klasko buvo nesąžininga, darydama savo pavą ir paskui kliūdama su savo blogais darbais. Dabar bendruomenė jums geranoriškai dalyvavo nuo pat pirmos dienos ir teikė informaciją apie tai, kad Homonitas irgi nuo pat pirmos dienos nesąžiningai elgėsi. Aš gerai galiu girdėti jūsų pasisakymus apie tai, kad galbūt aš neteisus, bet supraskit, tas darbas aplinkoapsaugos agentūros nuo pat pirmos dienos, kada specialistai sako, nesąmonė negali būti, bet pavas pasirašomas. Ir kitas dalykas, specialistai kartais nesupranta, ko jų klausia apie cheminės medžiagas ir nesupranta jų skirtumo. Labai nuvilia. Ne? Dabar poveikio aplinkai vertinimo mes esame teisme. Kodėl mes turėtume teisme? Jeigu jūs turėtumėte atlikti savo darbą nuo pat pirmos dienos taip, kad nei mes nebūtumėm teisme, nei aplinkosaugos departamentas nebūtų teisme ir nei Homonitas nebūtų teisme. Suprantat? Va, kur yra esmė nuo pat pirmos minutės, kada viskas prasideda. Ne?
ekonomikos inovacijų ministerija atveda investuotoją, bet nuo čia turi prasidėti viskas. Visas darbas. O užsikuriam iki to, kada aplinkosaugos departamentas turi važiuoti ir sakyti, mes dirbsim dieną, naktį čia, kontroliuosime, darysime, jeigu ką, leisim valstybės ir jūsų mokėtojų pinigus dėl to, kad teisės su ta valstybė. Vietoj to, kad paklausyti bendruomenės, kurie jums teisybę sako, ar aiškiai sako. Kaip jums ir aiškiai jūs gerai suprantate, kad homonitui verkiant reikia naudoti pavojingas cheminės medžiagas. Verkiant. Jie atėjo tą teritoriją vien tik dėl to, kad jie turėjo norą vandenvietę sumažinti. Ir šiai dienai tas specialių žemės naudojimo įstatymo keitimas yra buldozeriu mūsų turime. Tik tai dėl to, kad verkiant reikia į tą gamyklą paleisti. Aš daugiau nepasisakysiu, dėl to išnaudosiu dar 1 minutę perduoti žinutę. Jūs esate iš aplinkos ministerijos, iš visų institucijų. Aš nuo savęs ir nuo bendruomenės perduosiu tokią žinutę, kad užteks su įstatymo keitimais ir teisės aktų keitimais. Atsibodo. Kiekvieną kartą, kai mes laimime teismuose, kai mes įrodome kažką, tai pasikeičia įstatymas. Dabartinis projektas dėl specialių žemės naudojimo įstatymų yra nusikalstamas. Ir grinai nusikalstamas jis veda prie to pačio, kas buvo prie Gentvilo valdžios dėl vandenviečio aprobavimo įsakymų. Aplinkos įstatymas arba vandenų įstatymas jam duoda tą teisę aprobuoti arba perdaryti. Tai yra daryti įsakymus. Ir jis keitė tos įsakymus be paliovos. Dabar valdžia nori padaryti taip, kad dėl vandenviečių apsaugos, dėl cheminių medžiagų naudojimo, pavojingų cheminių medžiagų naudojimo, vėl perdodama aplinkos ministrui. Šiandien Poderskis, rytoj kitas, trečias. Ir čia dėl vieno žmogaus, kuris ateina į ministro kėdę, mums reikės kiekvieną kartą eiti į teismus. Baikit, žinokit, šitas perduokit žinutę Poderskis vyriausybė, kad dėl šito įstatymo kalsimės iki paskutiniųjų. Šito mes nedaleisime. Homonitas mums nuo 1 dienos sakė, mes darysim viską, kad tą vandenvietę sunaikinti arba sunaikinti tą įstatymą. O mes jam pasakėm, mes darysim viską, kad tą dalyką išlaikyti. Perduokite žinutę. Net nebando kišti nagų, nebekiša nagų. Kovosim ir tų žmonių bus daugiau. Antras dalykas, ką aš noriu perduoti. Jeigu mes jau tą pavą turim tokį va, dėl kurio mes teisme kovojame, ane? Tai po velnių tegul tas homonitas ir dirba pagal tą pavą, o nebekeitinėja ten visokius reikalavimus ir ten dar kažkokį tai sugalvos išmesti. Viskas. Jeigu jau sakė dirbti be pavojingų cheminių medžiagų, tegul ir dirba, jie įsipareigoja. Tai tas ir numatyta leidime, Va. jie turi tuos apribojimus. Viskas. Ir jeigu mes sužinosime, kad vis dėlto yra kažkas tai apeidinėjama, vėlgi, žinokit, kalsimės iki paskutiniųjų. Trečias dalykas, ką aš noriu pasakyti, tai yra, reiškia, kiekvienas iš mūsų mes čia gyvenantis, mes gyvenam savo aplinkoje, nuo 1 dienos mes visą informaciją perdavinėjom. Nuo pat 1 dienos. Tada, kai dar ten nei vieno polios nebuvo įkalta. Ir nieks nebuvo padaryta. Viskas buvo perduota. Nieko nepadaryta. Dabar, kad jūs kalbate, kad čia kontroliuosit, labai gerai. Lauksim, kontroliuokit. Bet prižadu ir kiekvienas žmogus, kuris ir lauke stovi ir čionais, prižada, jeigu pradėsime sirgti, pradės psichika eiti šaibom, jeigu pradės kenkti gyvenimo sąlygom, pamatysim tada. Bet mes netylėsim. Taip kad, mano toks baigiamasis žodis, ir šitą informaciją galite perduoti. Labai ačiū, užsirašėm, tikrai perduosim, jūsų neužmirškim paskutinio klausimo. Ačiū labai. Norėjau tik tai, ta prasme, matau, kad čia liejasi iš tikrųjų gyventojų apmaudas, labai apmaudu, kad iš tikrųjų grįžimas yra statomas prieš arklį, bet skaičiau spaudoje tokius dalykus, kad to humanito gamykla planuoja 3 kartus didinti savo gamybą, ten ateityje, nežinau kokioje, artimoje, tolimoje. Ir čia aš nekėjau apie duomenis, kuriuos jūs, sakykime, ta prasme, čia galbūt toks konstruktyvus pasiūlymas, apie tos duomenis, kuriuos jūs pateikinėjate, tiksliau turėtumėt netgi pateikti mokykloms ir kitoms institucijoms, kurios yra šalia.
Tai šiaip iš principo mes net akmens amžiuje gyvename, nelabai sudėtinga ir Siliulė pašnekėjo apie stotelių tinklą, dėl kurio buvo kreiptasi į, kaip supratau, savivaldybę, bet kuriai nebuvo išskirtos lėšos ar kažkas, ar nebūtų galimybė įpareigoti gamintojo, kad jisai, sakykime, šiuo atveju įrengtų tą stotelių tinklą papildomą, o tas stotelių tinklas, kuris yra įrengtas aplinkos apsaugos ministerijos, ar nežinau, kažkokios institucijos, duotų grynuosius einamuosius duomenys tiesiai į tinklą, kad gyventojai galėtų matyti, kokios yra dienos emisijos būtent. Ir dar klausimas būtų iš karto, kokios yra, pavyzdys, elektromagnetinis spinduliavimas per 10 metų vertės padidėjo 100 kartų. Tai čia yra normalu dėl to, kad pas mus atsiranda įvairūs gadgetai ir taip toliau. Tai klausimas, kada buvo keistos paskutinį kartą tos vertės, sakykime, tų emisijų ir ar visas jūs kontroliuojate, kurios yra išskirtos. Tai pagrindinis pasiūlymas, tai reiškia, būtent stotelių tinklas išplėstas ir, o antras dalykas, mano klausimas būtent jums, ar jūs viską stebite ir kada paskutinį kartą buvo atnaujintos. Ar čia nebus taip, kad prieš metus laiko buvo atnaujintos vertės ir pagal jas mes vadovavomės ir čia viskas yra maždaug normalu ir tas kvapas normalu ir ta prasme, kad žmonės blogai jaučiasi ir sakykime, būsančios, tikėtina, kad būsančios ligos, jų pasireiškimos visuomenėje. Aš gal galėčiau truputėlį dar pakomentuoti, kad 24 metais mes bendravom su Vilniaus rajono savivaldybė, kadangi buvo finansavimo ES finansavimo priemonė su galimybė gauti finansavimą išplėsti stoteles ir siūlėm Vilniaus rajono savivaldybėje susitikimuose, kuriuose vietose būtų tikslinga pastatyti stoteles, dėl to, kad suprantam, kad visuomenė nepasitikė įmonės vykdomais tyrimais. Va tą, ką jūs sakote, ne? Išplėsti matuojamus teršalus, įtraukiant tame tarpe ir specifinius teršalus, laikiuosius organinius junginius. Tačiau mes gavom informaciją, kad buvo priimtas 24 metų Liepos 26 dieną tarybos sprendimas, Vilniaus rajono tarybos sprendimas, kad yra numatoma tiesiog papildyti esančią stotelę Durpių ir Pagirių gatvėje kietųjų dalelių automatiniais matavimais. Čia tik dvi vietos, kuriuose jūs matuojate. Ta prasme, tai dvi pusės, tai, sakykime, šiaurė ir pietus. Jūs kitų pusių nematote, jūs nežino duomenų, gyventojai nežino tų duomenų. Kodėl negalima įpareigoti gamintojo, kad jis savo lėšomis įrengtų stotelių tinklą, kad gyventojai galėtų matyti einamuosius duomenis iš karto atsidarę, prieš leisdami vaikus į mokyklą ir taip toliau. Ar jūs norėtume savo vaikus leisti į mokyklą arba į darželį, čionais mokytis? Aš žinau, kad šita diskusija buvo, bet... Tarp kitko, gubernatūros buvo įsipareigojęs. Bet aš kaip... Pradžiai buvo įsipareigojęs. Buvo šita diskusija ankstesniuose susitikimuose, kur jūs dalyvavo gal dalis jūsų bendruomenės, bet aš supratau, kad iš tų diskusijų iki galo ir nebuvo prieita apsisprendimo, kiek ten tų stotelių norite, ar... Ne. Aš norėčiau dėl tų... diskusijos prieš porą savaičių mesgi buvom ekskursijoje į Humanitą. Ir kai jiems buvo užduotas šitas pats klausimas, jie pasakė, kad mes, naujajai vadovai, jinai pasakė, kad jinai tikrai nestatys. Ir kad jie jaučiasi padarę viską. O prieš 2 metus pasakė Humanitas, mes pastatysim. Patys girdėjom tada tais laikais. Aš dalyvavau visose diskusijose dėl tų taršos matavimo stotelių vadinamų. Tai vėl šitoje vietoje jaučiamės apgauti dėl to, kad lygiai grečiai jų lobistas prastuminėjo teisės aktų pakeitimus ir su mumis susitikinėjo dėl tų matavimo įrenginių. Tai kiekvienas sutikimas būdavo taip vis labiau nutempiama į tą pusę, kad kaip geriau padaryti jiems, o ne tai, ko mes reikalaujame. Ir reiškia, po 4 sutikimo, reiškia, jau mums pareiškia, kad jiem per brangu ir, reiškia, ir jie to nedarys. O paskutinį susitikimą, kai buvom gamykloje, pasakė, tai ką mes čia dabar statysime save kontroliuojančią, įrangą. Supraskit, po paskutinio susitikimo, čia kai dar buvo su lobistų kalba,
ane, tai jau pasakė, kad jūs čia išsidirbinėjate ir čia nežinot, ko jūs norite. Ir kitą dieną mes sužinojom, kad Gentvilo įsakymas dėl vandenčio apribavimo buvo pakeistas. Taip kad, čia žinot, kiekvieną kartą, kai su komunitu kalbėsi, tu žinai, kad kažkas už nugaros vyksta. Ir šiai dienai visi šitie pokalbiai man irgi primena tą istoriją, kada, reiškia, kas vyksta. Taip labai susuodėm dėl to šito įstatymo, specialių žemės naudojimo. Tai irgi aš suprantu valdžios susirūpinimą ir bandymą kažkaip gal mūsų užliuliuoti, bet žinokit, tokie veiksmai, kokie vyksta dabar su teisės aktų pakeitimais, daro mus labai agresyviais. Labai ačiū. Labai trumpai dėl stotelių, tai taip pat noriu sureaguoti, nes tikrai ir dėl Vaidotų prašiau, kad būtų padaryta stotelė ir tikrai apmaudu, kad jinai buvo neįrengta arba bent neatlikti kažkokie ilgalaikiai matavimai, nes mes dabar realiai nežinom prieš istorijas ir mes negalime daryti palyginimo, kas iš tikrųjų yra labai svarbu, kaip buvo kokia situacija, kol gamykla neveikė ir kokią mes situaciją turėsim, kai gamykla veiks. Tai tas dalykas tikrai turėjo būti padarytas. Ir iš pradžių mes ir gavom visokių gražių pažadų, bet paskui, kaip Vytautas ir pasakojo, eilinį kartą buvom apgauti. Tai aš manau, šitą pasiūlymą, tą jūsų idėją, tikrai mes galėsim dar apsvarstyti ir Svarstyti, žinokit, neužtenka. Ne, ir spręsti turiu minty, bet su įmonė kalbėtis. Tai čia minimum, ką jūs galite padaryti. Tai yra pats minimalus sluoksnis, kurį jūs galite padaryti. Nes aš dėl ko dar labai stipriai dėl Vaidotų pergyvenu, nes mes, lyginant su Pagėriais, mes esam dauboj iš principo. Tai mums, aš darau prielaidą, kad tas poveikis gali būti netgi didesnis negu tie, kurie yra šičia Pagėriuose. Pagėriuose yra žemiai padaryti. Tai, tai ten irgi klonis. Gal jūs galite prisistatyti, jeigu ką, kad būtų galima... Aš esu Tomas Balevičius, Vaidotų bendruomenės pirmininkas. Kad būtų galima sukontaktuoti. Gerai. Čia mūsų labai nepaskutinis susitikimas. Čia yra tikrai nepaskutinis susitikimas ilgoje bendradarbiavimo ir... Žiūrėkit, jūs galite mums duoti akis, kad mes matytumėm, kokia yra situacija realiai. Jeigu jūs tą dalyką padarote, labai daug nerimo gyventojams atkrinta. Taip, tai žiūrėkit, mes tikrai suprantam ir kai... Ir tai turi būti ne 2 taškai. Tai noriu padėkoti už susitikimą ir už jūsų išsakytus rūpesčius, kur mums akis kreipti ir ačiū už korektišką susitikimą. Dėkui kolegoms, kurie čia sudalyvavom. Tai ačiū ir iki kitų kartų. Aš tik noriu atsakyti, kad jums pasitikslinau, tikrai yra numatyta prieš išleidžiant paviršinės nuotekas, kad jos bus valomas 2 valymo įrenginiuose ir apvalytos nuotekos, paviršinės nuotekos apvalytos išleidžiamos kartu su nuotekomis iš stogų į Pagėrių paviršinį nuotekų tinklus. Taip, bet jie neturi gaudytuvo absoliučiai. Turi. Aš jūs dabar nuvešiu ir parodysiu. Raimondai, važiuojam dabar. Aš jums parodysiu. Iš tikrųjų norėčiau, kad pasivaikščiotume. Aš parodysiu.